Netylėsiu, tai turi žinoti visa Lietuva ir daug kalbėsiu apie Nemunaičio seniūną Avižienį Rimą. Nemunaičio seniūnas Rimantas Avižienis parašė man, Eugenijaus seseriai, melagingą ir grasinantį raštą. Aš pabraukiau ir perskaitysiu. Kadangi jūs nesate Eugenijaus Aleškevičiaus atstovas pagal įstatymą, todėl paėmusi ir laikydama asmens tapatybės kortelę, pažeidėte Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad paimti iš piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą draudžiama. Taigi, Nemunaičio seniūnui Avižieniui Rimui galima meluoti ir rašyti melagingai. Niekada aš nepaėmiau iš brolio paso ir niekada aš jo nelaikiau. Pasas buvo pas mamą ir Eugenijus niekada neprašė mamos, kad būtų grąžintas pasas jam. Tai kadangi aš nelaikiau ir nepaėmiau, tai aš ir nepažeidžiau Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės paso įstatymo 9 straipsnių. Kadangi Rimas Avižienis yra Nemunaičio seniūnas, tai jis gali meluoti ir rašyti melagingą skundą. Prašome jūsų kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 2 dienos Eugenijaus Aleškevičiaus asmens tapatybės kortelę pristatyti į Nemunaičio seniūniją. Kadangi aš iš Eugenijaus niekada nepaėmiau ir neturėjau Eugenijaus paso, tai aš jo ir nepristačiau. Taigi seniūnas melagingą parašė skundą policijai. Ir pagal tą melagingą skundą Nijolė Mockevičienė, neturėdama tam teisinio pagrindo, savavališkai paėmė ir laiko ir negrąžina brolio Eugenijaus Aleškevičiaus paso. Šiais savo veiksmais asmuo įvykdė nusižengimą. Taigi Avižienis parašė melagingą skundą, kad aš paėmiau pasą į policiją ir Avižienio melagingo skundo dėka man buvo pripažintas nusižengimas. Taigi, ar aš galiu tylėti? Netylėsiu ir dar daug ir ilgai kalbėsiu apie Avižienį Rimą seniūną, kuris melagingų skundų man buvo pripažintas nusižengimas už nieką. Dėl to, kad aš niekada nebuvau paėmus ir niekada nelaikiau brolio paso, o man už nieką buvo pripažintas nusižengimas. Taigi Nemunaičio seniūnas Avižienis padarė labai daug galimai nusikalstamų veikų, todėl jis reikalavo būtinai, kad būtų grąžintas pasas ir
kad galėtų būti sutvarkyti tos nusikalstamos veikos. Taigi išvardinsiu, kokias jis veikas padarė nusikalstamas Avižienis Rimas. Pavogė Eugenijaus paso duomenis, asmens kodą ir su socialine darbuotoja Nijole užpildė prašymą socialinėms paslaugoms gauti. Antra, Eugenijų privertė pasirašyti ant prašymo socialinėms paslaugoms. Jis sakė, kad dėl ko pasirašo, jam nesakė. Yra vaizdelis ir jis pasakoja, kad jam nepaaiškino, tiesiog liepė pasirašyti. Trečia, Eugenijų išvežė prievartą panaudojus fizinį smurtą. Jis buvo prievarta išneštas iš lovos į greitąją ir išvežtas į Genytės globos namus, neišbuvus iki lapkričio 29 dienos. Ketvirta. Eugenijus buvo prievarta išvežtas panaudojus fizinę jėgą, todėl kad jį išvežė slaptai nuo mamos ir sesers ir nelaukė lapkričio 29 dienos. Penkta. Eugenijus nežinojo, kur jį veža. Jam nesakė. Yra vaizdelis, apie tai jis pasakoja. Šešta. Eugenijus Genytės globos namuose laikomas svetimo žmogaus vardu. Ant durų užrašyta Darius. Septinta. Eugenijus Genytės globos namuose laikomas slaptai su Avižienio pavogtais Eugenijaus paso duomenimis. Tai gal ir Eugenijus todėl laikomas Dariaus vardu. Visos šios nusikalstamos veikos yra daromos, galimai nusikalstamos veikos daromos Avižienio Rimo su pavogtais paso duomenimis ir užpildyta prašymu socialinėms paslaugoms. Taigi, dar daug apie šitą žmogų pasakosiu ir daug vaizdelių bus dar iš globos Genytės namų. Mano pats brolis papasakos apie tai, kaip jis buvo prievarta išvežamas, kaip jį privertė pasirašyti ant prašymo socialinėms paslaugoms ir kaip jis yra laikomas kito svetimo žmogaus vardu. Greitai bus dar vaizdelių.